laukia ir mūsų vis klausia, kada čia bus tos juostelės kirpimas, bet dar galutinio žodžio irgi negalime atsakyti, tai irgi tai priklauso nuo jūsų. Tai manau, kad mūsų šis susitikimas bus iniciatyvus ir rezultatą duos. Ačiū, tai gal jūs tada. Labą dieną, malonu, kad priėmėt. Atvyko kartu generalinis direktorius Edvinas Eimontas, taip pat, kuri danga jau yra pas jumis pateikta, jos atstovas iš Olandijos, pasakyk, Beribėjus. tai pavardė, jisai yra tuo pačiu neša ir atsakomybę už šitą dangą, šitas atstovas, ir kaip jūs žinot, kad tos dangos visos yra 7 metų turi garantiją, bet praktiškai, ką susidūrėm, jeigu gera priežiūra, tai gali naudotis ir 10, ir 12, ir paskui būdavo, kad mes keičiam ir tą pačią dar atiduodam vaikų darželiam arba mokyklom į mažo aikštelės. Ir mumis, aišku, daugiausiai nerima tas kelia, jau daug kartų aš vis skambinu ir su meru kalbėjau, kaip išspręsti tą problemą, kad alytiškiai turėtų geras sąlygas treniruotis ir kaip padėti tą dangą. Aš suprantu, kad šiai dienai, norint ją pakloti, reikalinga pliusinė temperatūra, tai gamta kiša koją, bet vis viena, aš tikiuosi, kad iki šito čempionato mūsų mes tikrai Alytuje turėsime. Nes iš tikrųjų, patikėkit manim, kiek man teko susidurti, ir dabar dar antras toks pats projektas yra Klaipėdoj, mes duodame 2 dangas prie stadiono ir bus gegužės mėnesį pakluota, jau planuojam irgi, jeigu nepakiš. Tai čia yra futbolų iš tikrųjų įsigelbėjimas, nes prie mūsų gamtinių sąlygų natūrali aikštė, jinai neatlaiko, jinai subyrė, jeigu tu visas ir vaikus, ir komandą leisi treniruotis, tai iš jos praktiškai nieko nebelieka. Jūs turit puikų stadioną, jūs turit puikią veją, tai čia būtų to pačiu išgelbėjimas ir tai stadionui, ir tai vejai, ir nepaprastai didelis ne tiek komandai, kiek ypatingai vaikam šitas yra projektas skirtas, nes kadangi ant šitos dangos praktiškai treniruojasi, kiek mes susidurėm, visas pasaulis ant tokių dangų, vaikai, ypatingai vaikų komandos, ir jinai atitinka, kas ir pas jumis padaryta, pagal visus reikalavimus, kadangi yra padarytas ir paminkštinimas, tas paminkštinimas duoda vaikui tą, kad jisai auga, jo kaulai, raumeninas ir visas vaikas, tai jisai, reiškia, medicinos yra įrodyta, jis nesižaloja. Nes ant kietos dangos, reiškia, nerekomenduojama vaikam treniruotis, jeigu jinai būtų be paminkštinimo. Tai vat norėjome, paprasčiausiai kaip ir žurnalistams kalbėjome, kaip padaryti, kad šita danga būtų Alytuje padėta, kaip jie pasakyti čia lietuviškai, gal taisykliai pakluota, kad kažkaip tai man tas pakluota, tai toks žodis toks tas. Tai vat federacijos yra tas. Ir aišku, mums labai aktualus tas federacija yra, kad Alytaus Dainavos klubas liktų, nes kadangi šitas klubas turi labai geras tradicijas, jisai tapęs ir čempionais, ir yra buvę iš Alytaus kilę labai daug gerų žaidėjų, ir federacija ypatingai tuo suinteresuota, kad šitą miestą garsintų Alytaus Dainavos klubas. Tai tokie 2 daugiau tikrai nieko. Iš mūsų pusės, ką mes pažadėjome dėl dangos skirimo, taip mes išlaikėme visą savo žodį, jinai yra jau Alytuje. Jinai yra Alytuje. Tai tik tai belieka atlikti šitas darbas. Taip,